Būtinai pradėsiu nuo to šaltos rudens dienos, kuomet viskas dar buvo gyva ir kupina vilties. Tai buvo 1989 metai, kai Lietuva dar buvo pavergtoji, o žmonės troško laisvės 100 kartų daugiau nei oro. Vilniuje, netoli senų Gedimino pilo šešėlių, stovėjo skromnų studentų bendrabutis, kuriame gyveno 2 jaunų širdis skaldžių žmonės. Jie buvo Raimundas ir Laima vienas, iš mažo kaimo netoli Kauno, kita iš turtingos Vilniaus šeimos. Kai jie pirmą kartą sutiko universiteto bibliotekoje, praėjo it lyg spindesys žvaigždės per geltonai apšviestą dieną. Raimundas buvo vaikinas su giliais akimis, kurios bylojo apie skausmą ir sapnus, o Laima graži mergina su tamsiais plaukais ir šypsena, kuri galėjo šildyti šaltą žiemą. Jų meilė buvo ta tikra, ta nuožmi, ta, kuri aprašyta dainose ir eilėraščiuose, kuriuos mes skaičiavome lietuvių pamokose. Niekas jie nemanė, kad ši jų pirmoji susitikimo šviesa greitai sutemsi į amžiną tamsybę. Tie pirmieji mėnesiai buvo tarsi dieviškieji, jie skubėjo per gatves, rankomis supjaustyti savaitės naktimis, pagulostyti ant paminklų pilies aikštėje ir kalbėjo apie savo sapnus. Laima norėjo tapti gydytoja, sėdėjo prie savo studijų su narsumu, kuri būdavo tokia aiški kaip ryto rasa. Raimundas domėjosi inžinerija, bandydamas išmokti statyti kelius šalies ateičiai, nors giliausias jo širdies noras buvo parašyti 100 eilėraščių tik apie meilę. Jie vedina vienas kitą po Vilniaus gatves, rankos supleštusios krūpčiojančiomis jėgomis, lyg bandydami suspausti begalybę į pamadą. Laima mokydavo Raimundą lietuvių dainų žodžius, kuriuos jo nuo pat mažens gerdavo jo motina prie seno radijo aparato, o Raimundas tuo tarpu savo balsu skaitydavo Laima poezijos eilutes iš seno Adomo Mickevičiaus knyginės, kadangi jai ir turėdavo skaityti, tai iš lietuviško širdies. Tikrai, jų meilė buvo kaip žiemos saulė, šilta, nors ir neįtin tvirta, ir visą tą šilumą žinojome, kad netrukus dings. Kada atėjo 1990 metai, Lietuva pradėjo kvipuoti pirmais laisvo oro gurksniais. Saugumas ir dvasinė šviesos grįžimas pradėjo teikti visose širdise. Raimundas su Laima manė, kad dabar jie galės gyventi pilna drausne, turėti pamylimą šeimą, statyti namus iš brangios klebybės, kaip jie svajojo. Tačiau likimas, ta keista, nemaloninga jėga, turėjo savus planus. Laima priminė, kad ji jau kelis mėnesius jautėsi nusilpusi, kad jos energija, lyg ugnies liepsna, palaipsniui tirpo be priežasties. Jie manė tai tik studijų ziopai ir jaunatviškos nedrausmės vaisiai. Tačiau viename gruodžio ryto, kai šaltis suledavo gatves ir medžius, Laima suduso griuvusi ir tą naktį ji buvo nuvežta į ligoninę. Gydytojai atliko bandymus, išėmė kraujo, ištyrinėjo jo širdį ir plaučius. Ir tada, be jokios pasigailėjimo šešėlyje, jie pasakė tai, ką jie žinojo žemėžiau žodžiai, kurie nutraukė šimtus vilčių naratijų iš Raimundo dėl šio gimimo. Laima turėjo vėžį, tas baisiausias iš visų ligų, kuris jau buvo apėmęs jos kūną. Tie sekantys 3 metai buvo gaivalai, kurie lyg baisų sapnai plaukė pro jų gyvenimą. Raimundas niekada nepaliko Laimos šono, naktimis sėdėdavo šalia jos ligoninės lovos, laikydamas jam rankas, kurios buvo vis šaltesnės, vis silpnesnės. Jis skaitė jai lietuviškas dainas ir senas pasakas apie dievas ir žmonės, bandydama suteikti jai šiokią tokią ramybę. Laimos šeima, ypatingai jos motina, palaipsniui susitaikė su Raimundu, nes matė, kaip jis mylėjo jos dukrą be jokio savo geismo, be jokio noro ko nors daugiau. Jis buvo čia tik todėl, kad ji buvo čia. Ligos sumažino jo skausmą, bet skausmas liko, amžinas ir griaudas, lyg šunių ulimas šaltoje naktyje. Laima vis dar sapnavo, vis dar norėjo tos laisvos Lietuvos, to laisvo savo kūno, tų vaikų, kurie būtų gimę iš jų meilės. Kiekvienas šios sapnų sąvados įsiūrimas buvo kaip naujas smūgis Raimundo širdyje ir jis pajuto, kaip jis pats pradeda mirti viduje, žingsnis po žingsnio, diena po dienos. 1993 metų pavasarį, kuomet skreiliai pradėjo grįžti iš pietų ir medžiai vėl pradėjo žaliuoti, Laima žinojo, kad jos laikas baigėsi. Ji buvo tokia plona, tokia lengva kaip popierius, kuris gali nuskristi nuo mažiausio vėjo. Ji paprašė Raimundo, kad jis ją nuvestų namo, į tą seną namą, kur jie dar buvę vieną tos pavasario dienos. Raimundas tai padarė, nors žinojo, kad tai bus paskutinis kelionė.
Jis paguldė ją į tą lovą, kurioje jie kartą kartą buvę laimingi ir turintis energijos. Ir čia ji gulėjo, žiūrėdama į lubas, muzikavusi senai balsą, kurią beveik jau nebebuvo girdėti. Dyr per 4 naktis ji tarė jam, kiek labai jis mylėjo, kiek gaila jai, kad negali duoti tų sapnų, kuriuos jie turėjo. Raimundas jai atsakė, kad ji jam jau davė viską, kad tik reikia jo, ji padarė jį tikrų žmogumi, padarė jį gebančių mylėti be pasigailėjimo. Gegužės 17 dieną 1990 metų pavasarį, kai Vilnius buvo pakvipęs nuo žiedų ir naujo gyvenimo, Laima išleido savo paskutinį kvėpavimą. Raimundas sėdėjo čia pat, laikydamas jos rankos, kuri virto kaip ledas, ir jis žinojo, kad dabar jis yra vienas. Ta baisiausia vientuvė, kuri gali būti. Vientuvė ne todėl, kad nėra žmonių, bet vientuvė todėl, kad nėra jos. Jos motina graudžiai verkė kitame kambaryje, o Raimundas stovėjo kaip akmuo, lyg būtų jau miręs su ja. Ligoninė buvo tyla, baisi tyla, kuri kūrinėjo savo kerintojų skambą. Jis turėjo išeiti iš to kambario, palikęs jos kūną medicinininkams, ir kai jis žengė pro tą duris, jis jautėsi, kaip jei jo širdis buvo nukirpta iš jo plaučių ir palikta šioje lovoje. Po jos mirties Raimundas gyveno, bet jis nebegyveno, jis tik kvėpavo, kaip robotas, kuris supranta tik mechaniką. Jis baigė universitetą, gavo darbą, nusipirko mažą butą Vilniaus krašte, tačiau visos šios dalykos buvo tik formalios, tik žodžiai, kol jis šneka svetimiems. Kas naktį jis sapnavo apie Laimą. Kartais ji buvo sveika, kartais ji buvo jau mirusi ir tiesėsi jo rankose. Jis rašė eilėraščius, 10, 100 eilėraščių, visos apie ją. Ir iš jų jis sukūrė mažą knygą pavadintą Gritinės žemė, kurioje jis aprašė savo žaidimą Mūsų 6 metai. Ta knyga buvo taip skausminga, kaip novatūra su šaltu oru. Tačiau, kai jis ją paskelbė, visi žmonės suprato, kad jis buvo parašęs apie tikrą meilę, tą ypatingą meilę, kuri pažeidžia žmogų ir palieka jį sugadintą, bet ir gražų. Jis negalėjo santokauti su kitomis moterimis. Kiekviena iš jų atrodė lyg žemėtas šešėlis, lyg bandymas apgaudinėti save. 20 metų praėjo nuo jos mirties ir Raimundas jau turėjo 6 ir 70 metų. Jis gyveno vienas tame bute, pilnoje savo prisiminimų, ir jis nebandė jų ištrinti. Priešingai, jis jos globojo, kaip tėvas globoja savo vaikų nuotraukas. Kiekvieno gegužės 17 dieną jis eina į kapus, kur buvo palaidota Laima, ir ten jis sėdi, o kartais jis balsai skaito jai eilėraščius ir dainas, nors jos nebepasigirdi. Vilniaus miestas augo, pokario statyba pakeito senuosius namus, bet kapai liko tie patys, tik papildo. Kartais jaunos poros užbaigto ant Laimos kapo, nes jo paminklas buvo gražiai kūrinėtas, ir tada Raimundas jaustų, kaip jam naudinga, o kartais baisu, nes žinojo, kad jis jau nebeturės sugrįžti jos. Jis rašė daugiau eilėraščių ir antroji jo knyga buvo pavadinimui Kapinės meilė, kurioje jūs aprašė tą meilę, kuri netaps viduriniu laiku, kuri jūs bus negausiai vienas jame lyčia. Dabar, 40 metų praėjus nuo tos baisios gegužės dienos, Raimundas yra labai senas vyras. Jo rankos drebinėja, jo akius nėra jau tokios storos, jo balsas yra sulikęs ir garsus. Jis gyvena Sode Kojos sodyboje netoli Kauno, kuri buvo jo tėvo žemė, ir ten jis augina daržus, apie kuriuos jis sapnavo su Laima. Jis vis dar rašo eilėraščius, nors dabar jo ranka beveik nepajėgi rašyti, jis greitai įsidėjo sėl prie kompiuterio, su kuriuo jis sunkiai susidraugavo. Jis pamatė, kaip Lietuva tapo laisva, kaip ji įstojo į Europos Sąjungą, kaip pasikeitė viskas, tačiau viduje jis vis dar tame bendrabutyje, laimodamas to 1990 metų, kai dar galėjo apglėbti Laimą ir jausti iki jos šilumą. Jis žino, kad jis netrukus mirės ir jis nepagailestauja, nes tada jis baigiau galės būti su ja. Baigiau tas dalis nebetęstis be jos. Šis pasakojimas nėra baigtas, nes Raimundas dar gyvena ir kiekviena jo diena yra 7. baigiamasis žingsnis. Jis žinau, kad kai jis mirės, žmonės pamirš jį. Jie pamirš jį ir greičiai, nes litų žmonės yra per daug per greit nuskubinti praeityje.
Tačiau jo eilėraščiai liks ir juose liks laima, virina kaip žvaigždė, kuri niekada nenublauš. Jo meilė, ta nuožmė, ta baisybė, ta begražoji, taip pat liks įrašyta ant to žodžių, kuriuos jis rašė iš gilių savo žaizdos. Jis padarė iš savo skausmo grožį ir tai gali būti vienintelis būdas, kaip galėti pakęsti tokią meilę. Meilę, kuri atneša gyvybę, tačiau padarė mirčių rūstumu, kuri pasidaro kapu, kuriame širdis jau nebegali jaustyti nieko. Tad štai ši siaubinga, nuožmi, nepergalima meilės istorija, kurią norėjau jums papasakoti. Tai pasaka apie dėl ko meilė gali būti baise ir dėl ko žmogaus širdis, kupuojančioje meilės gali tapti ne gyvų širdimis, bet gimtinu kapu. Ar tai vienintelė tokia istorija pasaulyje? Ne, tiesiog tai viena iš begalinių tokių meilės tragedijų, kurios vyksta silpnai, tyliai, be aprašymo, be žymių, savimių žmonių širdise. Bet šita istorija yra ta, kuri nusipelno būti pasakyta, nes ji moko mus, jog meilė nėra tik saldumynai ir šypsenos, bet tai yra kova iš tikrovę. Ir kartais šita kova mus daro gyventojus dvigubai gyvu ir kartais mirties žemeditais. Raimundas ir Laima buvo tikriausias pavyzdys tokios meilės ir jų palikimas – tai tie eilėraščiai, tie žodžiai, tie siaučiantys prisiminimai, kurie niekada nenumigs iš mūsų sąmonės, kol tik mes gyvensime ir tik šioje grindyčioje Lietuvoje.